Labutis visiems, čia Loreta su kitu video. Darysim vėl, žiūrėsim, kas atėjo pas mus, kas nori su mumis bendrauti ir ką nori pranešti mums visiems. Tai bus nauja tiek jums, tiek ir man. Kas nežino, aš bendrauju su sielomis, mirusiomis, aukštos vibracijos, angelais, sielų vedliais. Tai darau jau daugiau kaip 3 metus, nes prieš 4 metus aš turėjau įvykį, kuriuo metu praradau labai daug kraujo ir po metų, kai aš išgijau, pasveikau, prasidėjo įdomus dalykai mano gyvenime ir šitą nauji dalykai užima labai didelę vietą dabartinėme gyvenime. Taigi, pažiūrėkime, kas pas mus atėjo. Aš įeisiu į kontaktą su jais. Su ta būtybe, esybė, siela. Man per nugarą bėga šiurpuliukai, čia tikrai yra nauja siela, aš jos nepažįstu. Nesu su jie bendrausi. Jaučiu stiprią energiją, nes duoda labai daug energijos tuo pačiu metu ir lėtai spaudžia mano viršugalvį. Jaučiasi, kad tai vyras, jisai rodosi man kaip vienas iš senolių. Tai buvęs jisai pristato kaip senolis, jisai iš kokio amžiaus tu esi? Jisai man sako, jisai yra iš 12 amžiaus. Aš nežinau tiksliai, bet dabar man jie rodo istoriją. Aš esu kažkur girdėjusi, kažkur iš atminties lenda, kur buvo užimtas ar buvo apsuptas kažkoks kaimelis ir jie visi, man regis, jie visi susidegino ar kažkas panašiai, kažkas į tą istoriją. Tai man regis tenais vienas iš tų senolių, kuris paskatino juos susideginti, nežinojo, kad vienaip ar kitaip išeities nėra, nes jie nenorėjo pasiduoti krikščionybės įvedimui, jie taip sako. Dar jisai patikslina, kad skaitos priespaudai. Bet aš jį matau su pakankamai ilga barsta. Nepasakyčiau, kad baltais rūbais, tokiais daugiau gal kaip pilkais, tamsiom kelnėm. Jie yra tikriausiai lininiai. Nebent gal tais laikais kažką turėjo kažkokį kitokį priemonę, kaip jie gaminosi tos rūbus, aš nežinau. Kodėl tu atėjai ir ką tu nori mums pranešti? Jisai vėl šneka apie prabudimą, kuris buvo užgesintas būtent tuo laiku, kai buvo, jisai sako, kai buvo nuverkta, nuverktinta šalis. Jisai nenori sakyti, kad šalis, bet būtent tas regionas Lietuvos ir Lenkijos ir visur kitur jisai buvo nuvargintas ir skaitos labai daug ašarų pralieta tenais yra.
Jisai sako, mes nebijojame mirti, mes visi žinojom, dėl ko mes mirštame. Jisai man sako, kad jie susidegino, nebent kaip nors kažkaip kitaip yra įrašą, bet jisai man sako, jie visi susidegino. Aišku, prieš tai jie kažką išgėrė, kad tikriausiai jie visi lengvai nusinuodėjo, o paskui jie tiesiog sudegino kūnus, nes tais laikais kūnai būdavo deginami, kaip ir dabar pradėjo deginti, daryti kremacijas. Jie niekada nedėjo į žemę, nes jisai taip sako, kad skaitos, jeigu tu esi žemėje, tavo siela ilgą laiką klaidžia, negali atsiplėšti nuo žemės, nes tavo kūnas kol suyra ir visa kita. Bent jau taip jisai taip sako. Visą tą informaciją, kur aš dabar duodu, tai yra aš gaunu tiesiai iš jų. Angliškai yra channeling, tiesiog dvasinis kanalas, dvasinių kanalų gaunu informaciją būtent iš tos vibracijos, kur ta siela dabar yra dėjusi, kuri yra pristačiusi save kaip senolių. Dar jisai sako, kad jisai supranta, kad labai daug istorijos yra užslėpta, paslėpta ir tiesiog ištrinta. Sako, svarbiausia, jūs visi pamiršote tiesiog ne vien tik tai mus, bet jisai sako, mes nesam tokie svarbus, svarbiausia, jūs pamiršot jūsų pačių šaknis, susijimą su gamta, ne tik susijimą, jisai sako, susiliejimą su gamta, su aplinka, su oru, su vėju, su vandeniu, su ugnimi, tiesiog jisai visas tas stichijas išvardina, kurios yra aplink mus ir supa mus ir yra mumyse. Jisai dar sako, kad kažkaip nuo tų metų, panašiai nuo 12 amžiaus, prasidėjo labai sunkus laikai tos teritorijai gyvenantiems žmonėms. Jie nebuvo lengvi, nes jisai sako, įėjo ponai tada, jau tada ir atsirado ir karaliai, jau ir vienu žodžiu, kurie jau tie didieji valdovai. Bet jisai sako, tais laikais mes turėjom seniūną, pas kurį mes eidavom, visi klausdavom, bendrai tardavomės. Tai būdavo kaip vietinė kaimo seniūnija ir jie visi nuspręsdavo kaip kaimas, ką daryti, kur jie ruošys ar dar kažką, būtent susijęsi su kaimo reikalais, ar tiesiog, jeigu žmonės norėdavo patarimo, jie eidavo pas senolį ar pas seniūną. Jie taip vadino. O nuo 12 amžiaus prasidėjo, kad jau atsirado jau skirstimas žmonių, atsirado, kad kas yra geresnis, kas yra blogesnis, kas yra aukštesnis, kas yra žemesnis. Jisai sako, šį čia tiek bažnyčiose neskirstama, bet irgi yra vietos, kur tu sėdi ir vis tiek jūsų bažnyčioje jumis skirsto, kas yra arčiau ir kas yra toliau nuo Dievo. Asmeniškai aš jau neinu į bažnyčią jau kurį laiką. Nelabai aš švenčiu ir tų priimtų religinių švenčių. Aš daugiau nukrypau į pagonystę, daugiau tas šventės, kurie švęsdavo mūsų, kaip dabar šitas atėjęs senolis. Aš tikiu Dievą, aišku, Dievas yra, jis visur yra ir jis mumise,
Yra, bet aš netikiu pilnai ve žodžiu, kurį skleidžia mums bažnyčia ar kitos religijos. Jisai vėl kartoja, kaip ir kitose praeitose videose, kad ir kitos sielos, kad turite pasitikėti savo vidiniu balsu ir ar vidiniu kompasu, kad jūs nuvestų ir atvestų ten, kur jūs turite būti ir tiesiog rasti palaimą savyje. Grįžtame prie istorijos. Jisai pasakoja, kad nuo 12 amžiaus prasidėjo tada jau ir didžiuliai karai, ir tiesiog viduje mušimasis dėl valdžios. Visur atsirado gobšumas, norėjimas valdyti kitą. Tiesiog, jisai sako, tiesiog laimė gyventi pranyko. Jinai buvo ištrinta iš mūsų. O dabartiniais laikais tai mes turime laimingi būti, kad mes labai esam nutolę ir nustumti nuo gamtos ir tiesiog, kaip pasakyti, plėšom ir draskom ir patys nesuprasdami, ką darom, nes tiesiog galvojam, čia mes gyvenam vieną kartą, ką mes atsiminsim, vis tiek mes nugyvensim, numirsim ir viskas. Mums visiems yra, bent jau man tai buvo taip diekiama, kad tai pasakojama, kad mes gyvenam tik vieną kartą. Ir kai įvyksta dideli gyvenimo įvykiai, kai tu būni tiesiog, man asmeniškai tai buvo, kai aš jau buvau labai arti mirties, tai tiesiog tu pamatai, kad pasaulis nėra tas. Ir taip, kaip tau buvo sakyta daugybę metų. Jis netrodo taip, kaip jie mums piešia. Kad iš tikrųjų mums nereikia nei su niekuo konkurencijos turėti, nei ginčytis, yra tiesiog neverta dėl to. Ypatingai jisai dar sako, ginčiai yra beprasmiai, nes kai tu turi ginčą, ar tu ginčiai su kažkuo, tu tiesiog atiduoti savo energiją tai sielai ar tai esybei, nes jisai nemoka prisitraukti tos iš žemės, jisai nemoka prisitraukti iš erdvės, jis nemoka prisitraukti iš kitur. Jam tiesiog reikia to. Kai įvykiai vyksta, tiesiog tu pradedi žiūrėti į viską kitomis akimis ir tu matai visai kitokį pasaulį ir kaip iš tikrųjų viskas vyksta ir tiesiog mokymasis tęsiasi, jie visą laiką man kažką naujo rodo, kažką, kad tiesiog net neįsivaizduojame, kad taip gali būti, bet iš tikrųjų taip būna, taip vyksta. Tiesiog yra neapsakoma, kad kiek yra tų dimensijų, kiek tų lygių yra, kiek jų erdvėjai. Tu gali gyventi vienu metu daugybėse vietose ir tai yra tiesiog neįmanoma. Galvoju, kaip tai gali būti ir kai jie tu pradeda rodyti visus tuos, kaip viskas yra, kaip viskas galima, ką tu gali daryti, ką tu gali pasiekti, kokią prasme tu gyveni čia, kodėl tu atėjai čia, ką tu atėjai patirti, kaip tu atėjai gyventi. Tai nėra taip, kad mes viską sužinosim iš karto. Tai yra labai ilgas procesas ir kur dabar aš esu, užtruko daugiau negu 3 metus man išmokti susigaudyti manyje, išmokti kontroliuoti man savo pačios mintis. Aš išmokau tiesiog būti tyloje, kai aš neturiu jokių minčių. Ir aš tiesiog negaliu įsivaizduoti gyvenimo be to dabar, aš net nežinau, kaip buvo anksčiau, kaip aš galėjau gyventi anksčiau, su daugybė minčių, kurios pastoviai skrisdavo į mano galvą ir
visokios dvejonės apie save, nusivylimas, ar kodėl aš negaliu daryti geriau negu kiti, geriau kaip kiti, kodėl kitiem geriau sekas negu man. Man tokie klausimai net dabar nebekyla, man net nebeįdomu, man svarbu, kad aš skleidžiu dabar žodį tai, ką mane jie išmokino, kodėl aš atėjau į šitą žemę, ką aš turiu daryti, tai aš tiesiog skleidžiu jų žodį dabar. Aš gaunu tiesiai informaciją iš jų ir aš skleidžiu tai, ką man jie pasakoja ir asmeniškai aš jais pasitikiu labiau negu žmonėmis. Nes mes žmonės galime meluoti, o jie nemeluoja. Jie tikrai nemeluoja. Nes jiem labai gerai viskas matosi iš viršaus, kaip ten viskas yra, kaip mes ten atrodom, kaip mūsų auros atrodo, mes vienas kito net nejaučiam, neužjaučiam tiek skausmo ir nusivylimo, kad mes tapom labai abejingi vienas kitam, kad mes tiesiog nebevertinam vienas kito, mes tiesiog gyvenam vienas kaip vienas, tik dėl savęs. Tai kad man viskas būtų gerai, man nesvarbu, kaip bus kitiems. Aš nesakau, kad mes turim viską atiduoti kitiems, bet reikia suprasti, kad jeigu tu daliniesi kažkuo, tai viskas tau ateis 10 kartų daugiau. Ir tiesiog yra sakymai, kad viskuo, ką tu mokai, turi dalintis, nes tai yra tai, ką tu išmokai per savo gyvenimą. Aišku, ne tai, kad ir kiek tu pragyvenai, nesvarbu, bet tai kažkokie įvykiai būtinai pasieks kitus žmonės, kurie patiria panašius įvykius ar panašios situacijas ir jie nemato išeities ir kitą kartą, kaip tu pragyvenai, kaip tu perėjai per tą, gali padėti labai kitam. Gerai, grįžtam prie tos sielos ir ką jis nori dar mums pasakyti. Jisai nori dar pasakyti, kad jisai džiaugiasi, kad pagaliau, kaip ir praeitam video, kad mes pagaliau prabundame, kad vis daugiau žmonių Lietuvoje yra daugiau prabudusių, darosi didesnė bendruomenė, daugiau tokių panašių, kurie supranta didesnę prasme, kurie grįžta atgal į gamtą, kurie žino, kad gamta yra mama ir viskas vyksta dėl to, kad jinai mus leidžia gyventi, būti, augti, kurti ir padaryti šią žemę dar geresnę, negu jinai buvo. Dar kokia informacija mums visiems. Jisai sako, pasaulis sukasi į gerą pusę, keičiasi į gerą. Jisai sako, aš nesakau, kad gyvenime nebus iššūkių, jų visą laiką bus, nes tokia yra planeta, jinai tokia yra sukurta, kad čia iššūkiai visada bus, bet mums visiems reikia išmokti kontroliuoti savo emocijas, suprasti ir pažinti savo kūną, kaip viskas per emocijas tiesiog vyksta ir tiesiog tavo kūnas gali nesusirgti, priklausomai kokias emocijas tu patiri ir kaip tu ir kiek patiri ir ar tu moki išvalyti savo energetinį. Grįžtume prie mūsų žinutės. Jisai dabar man rodo pievą, vasaros pievą, pilna gėlių, pilna skraidančių vabalų, drugelių. Tiesiog laimės pilnas akis. Jisai sako, jis norėtų matyti visus žmonės taip, su tokiom pilnom meilės akimis, žiūrint į kiekvieną jūsų gyvenimą ir nematyti to ar neimti tiek į galvą, į savo mintis, į savo kūną, įtraukti tas negatyvias emocijas, o tiesiog
sirpti ir mėgautis tą meilę iš vidaus, kuri yra duota mums, kuri yra neišsenkama jūsų širdyje, kiekvieno jūsų širdyse tiesiog meilės kupinos džiaugsmo akimirkos, kurios nuspalvino mūsų visų gyvenimus ir padaro jį tiesiog turtingą ir prasmingą ir vertą gyventi. Tiek šį kartą. Ačiū senolė, kad atėjo, kad pabendravo su mumis, kad šiek tiek pasidalino savo patyrimais ir savo emocijos su mumis. Ačiū, kad leidai man jūs pajusti. Ačiū, kad esate čia, kad energetiškai galiu jūs visus pajausti, galiu jūs su visais pabūti. Siunčiu didžiulę meilę jums visiems, nuostabaus ir prasmingo ir džiaugsmingo ir tiesiog laimingo meilės pilno gyvenimo jums visiems. Iki.